Sveiki. Šiame video skirsiu šiek tiek daugiau laiko papasakoti apie tam tikrus kamerų funkcionalumus. Ir šiuo atveju mes turime Dahua gamintojo IP kamerą. Jos yra šių laikų, vadinkim, šios kartos naujausios. Nepaisant, kad galbūt šiek tiek ekonominės klasės, tačiau vis tiek funkcionalumo tam tikrą turi. Priešingai negu Wi-Fi kameros, šita kamera turi vaizdo analizę, kuri dar yra neįjungta. Ir skirtumas tas, kad jeigu čia būtų Wi-Fi nebevėlė kamera, jinai reaguotų į bet kokį vaizdo sujudėjimą. Ar tai yra mašina atvažiavo, ar tai sninga, ar tai šviesas kažkur sušviestų, ar čia paukščiukai lestų, ar medžiai, tujos, šakos, lapai, bet kas judėtų, kamera siųstų jums informaciją. Tačiau IP kameros turi tam tikras funkcijas, mes tai vadinam vaizdo analizę, ir jas įjungus kamera pradės reaguoti į tik tai, kas mums yra aktualu. Štai atvažiavo mašina kažkokia tais, viskas gerai, kai yra sąlygos geros, gavom informaciją, viskas yra fainai ir smagu. Tačiau jeigu mes supiešime šiame vaizde, šioje teritorijoje perimetrus, mes turėsime daugmaž tokį vaizdą. Tai reiškia, kad kamera reaguoja tik į jai duotą plotą ir tame plote ieško tik mašinos tipo objekto. Ir mes gausim pranešimus tik apie mašinas arba tik apie žmonės. Negausime pranešimų apie visokius judančius reikalus, kurie kartais mums yra visai neaktualūs. Kaip pavyzdys, pasitraukime juostą ir pažiūrėkime kažkokį tais fiksuotą momentą. Pūga pūstelėjo šiek tiek. Pažiūrim kitą vietą. Vėl šiek tiek nuo stogo sniegas skrenda. Ir tokią informaciją mums telefonas įprastai siųstų į telefoną. Mums aktuali informacija yra ne geltonos juostelės, kur fiksavo kažkokį tokį sujudėjimą. Kaip matot, linijos nesureagavo, nesiraudonavo. Bet jeigu mes randame įraše kažkokią vietą, kurioje bus raudonos spalvos atžyma, pavyzdžiui čia. Pažiūrim, kas čia buvo. Pasileidžiam, užsikraunam. Matom šviesas. Ir įvažiuoja teritoriją mašina. Mašina yra pažymėta. Atpažino kamera, kad tai yra automobilis. Kerta mums perimetrą ir mes jau įrašą turime atžymėtą tokios spalvos juostele. Galim nusikrauti turbūt ir kitą dieną, pažiūrėsim, kokie buvo judesiai. Geltonas spalva reiškia, kad kamera tiesiog sureagavo į spalvų pokytį, ką daro Wi-Fi kameros, iškart siunčia pranešimą apie nereikšmingus dalykus. Sninga. Mums tai yra visai neįdomu. Taip, matome geltoną kažkokį juostelį, bus kažkoks užžibėjimas, Wi-Fi kameroje jis būtų pažadinus beveik antrą nakties. O čia tolumoje matau, kad šviečia greičiausiai mašinos lempos kažkokios, gal mašina kokiam kieme stovi, žibina ir kamera, kadangi būtų be vaizdo analizės, tai būtų jums siuntus informacija. Dahua IP kamera tų dalykų nedaro. Pažymėjo tą vietą, norim pažiūrėti, galime čia prisijungę pasižiūrėti, bet informacijos jūs nesiunčia. Dabar ieškome savo oranžinės linijos. Ir pirmas judėjimas užfiksuotas pažeidus perimetrą yra šiek tiek po 8. Pasileidžiam tą įrašo vietą. Ir matom. Atvažiavo automobilis. Jisai, eglutes kažkokias atvežė. Kalėdom ruošiasi. Yra pažymėta pažeidimo vieta šioje teritorijoje. O ten toli mašina važiuoja, matot. Jinai ne mūsų perimetrė yra ir kamera nereaguoja, nes tai yra ne pas mus judėjimas pagautas. Žiūrim, kas čia toliau vyko. Žmogus kirto zoną, automobilis, žodžiu, viskas tai, kas mums galbūt yra aktualu ir įdomu. Taip kad turėdami kameras su vaizdo analize, mes turėsime gerokai tikslesnį darbą. Be abejo, nereikia tikėtis, kad kameros bus tiek pat protingos kaip žmogus, niekad neturės kameros loginio mąstymo. Klaidelių gali pasidaryti, o ir kameros klasė yra ne viena,
kuo kameros klasė aukštesnė, tuo vaizdo analizė yra gilesnė, tikslesnė ir net yra su dirbtiniu intelektu. Taip kad renkantis kameras labai svarbu yra pasitart, suprast, kuo skiriasi kainos, kuo skiriasi funkcijos ir kiekviena kamera gali būti skirtingai funkcionali pagal jūsų reikiamą situaciją ar norus. Šitoje kameroje taip pat mes turime perimetrą, kurį stebim, turim kelias kirtimo linijas, kurios reaguoja tik į žmogų arba tik į mašiną, čia kaip mes jau suprogramuosim, kaip mes jau konfigūruosim. Ir matome, kad pirmas užfiksavimas yra 8 ryto. Galim pasileisti tą vietą. Ir žiūrim, kas čia bus. Nu va, žmogutis eina. Kirs liniją. Kirto liniją, atžymėjo. Siunčia įrašymo įrenginys mums pranešimą, jeigu mes juos esame įsijungę. Ir turime informaciją, kad mūsų teritorijoje vaikšto žmogus. Neretai būna klausimas, o tai veidas čia matysiu arba numerius ant toli. Gerbimieji, žinokit vieną taisyklę. Jeigu kamera filmuoja plačiai, mes į tolį išbarstome savo vaizdo detalumą. Jeigu jūs sakote, kad aš noriu čia matyti aiškiai ar čia matyti aiškiai mašinos numerius, mes turėsim kamerą tokio objektyvų, kuris tą dalyką ir padarys. Reiškia, jinai matys labai siaurai. Bus labai siauras vaizdas, mes nematysim viso kiemo, matysim siauru, tokiu tarpeliu, bet ten bus aiškus vaizdas. Taip kad niekad nebūna kamerų, kurios moka matyti ir plačiai, ir ten toli detaliai. Ir patikėkit, megapikseliai čia jūsų tikrai neišgelbės. Čia yra optikos darbas. Taigi, jeigu turi daugiau klausimų, mielai atsakysim. Jeigu video buvo neaiškus, kažkokios informacijos jums pritrūko, klauskit, mielai pakomentuosim.